Vadina visiems prisijungusiam. Šiandien su jumis susitinku tam, kad pasidalinčiau savo žiniomis apie mitybos maistinių medžiagų ir žarnyno poveikį Bechterevo lygai. Tai pirmiausia, norėčiau šiek tiek jūs supažindinti su savim, kas aš tokia esu, dėl ko su jumis dalinuosi tokia informacija. Tai pati 16 metais esu baigus mitybos mokslus Didžiojoje Britanijoje ir vėliau savo praktikoje labai daug dirbau su autoimuniniu tiroiditu, psoriazės atvejais, išsėtinė sklerozė, tai yra kitomis autoimuninėmis lygomis ir esu sertifikuota autoimuninės paleo mitybos specialistė. Šiuo metu dirbu daugiausia su onkologiniam ligom, bet iš esmės tiek onkologinės lygos, tiek autoimuninės lygos, taip yra imuninės sistemos sutrikimo lygos, tai visų jų gydymas yra labai labai panašus. Kas liečia Bechterevo lygą, taip tai konkrečiai su Bechterevo lyga man neteko dirbti, bet kadangi teko dirbti su daug kitokio pobūdžio autoimuninių lygų, ką norėčiau ištransliuoti, taip, kad visos autoimuninės lygos turi tam tikrų panašumų ir tam tikrų dalykų, ką būtinai reikėtų užtikrinti, kaip pavyzdžiui gerą žarnyno veiklą, taip, nes mūsų žarnyne yra didžioji dalis imuniteto ir kadangi autoimuninė liga yra imuninės sistemos sutrikimas, tai norint tuos autoimuninius procesus kontroliuoti, žarnynas tampa kritiškai svarbus. Ir tai tampa nebesvarbu, ar tai yra išsėtinė sklerozė, ar tai yra alopecija, ar tai yra psoriazė, reumatoidinis artritas, ar autoimuninis tiroiditas, ar Bechterevo liga. Ta reikia padaryti esant bet kokiai autoimuniniai ligai. Tai šiandien su jumis pasidalinsiu tomis savo žiniomis ir pasistengsiu jums kiek įmanoma padėti. Tai pirmiausia, ką norėčiau parodyti ir ką norėčiau ištransliuoti jums, taip, tai čia yra vienas iš tyrimų, kur rodė, kad esmė tokia, taip, kad jūs dažnai būna su Bechterevo liga skausmai. Ir skausmų gydymui dažnai traukia nesteroidinius vaistus nuo uždegimo, kaip pavyzdys, ibumetinas, ibuprofenas ar panašiai, taip. Tai čia yra vienas iš tyrimų, kuriame buvo 38 amžiaus moters atvejis aprašytas, būtent kuris serga Bechterevo liga, kadangi nebuvo pagerėjimo gydant su nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo. Tada pradėjo gydymą šitą pacientę su adalimumabu. Truputėlį reakcijos sėkmės buvo taip į tą vaistą, bet po 9 mėnesio vartojimo pasireiškė pašaliniai poveikiai ganėtinai rimti ir dėl to jinai nutraukė šitą vaistą vartojimą ir ką pradėjo daryti, tai pradėjo vartoti tam tikrus papildus ir pritaikė priešuždegiminę mitybą, tai yra buvo išbraukus pieno produktus, glitimo produktus ir cukrų. Taip, tai viską, kas labai skatina uždegiminius procesus ir per 2 mėnesius, kad po 2 mėnesių uždegiminiai rodikliai labai pagerėjo ir magnetinio rezonanso tyrimo atsakymai irgi rodė pagerėjimą. Taip, tai ką aš norėjau tuo pasakyti, tikrai ne tai, kad jums nereikia vartoti vaistų arba kad turit nutraukti vartoti vaistus. Aš tiesiog norėjau tuo parodyti, kad jūsų mityba ar tam tikrų papildų vartojimas, kas mažina uždegimus, turi kritiškai svarbų vaidmenį, nes jūs valgote kiekvieną dieną, taip, ir kiekvieną dieną su maistu jūs galit uždegimą skatinti arba slopinti.
Ir bet koks skausmas, taip, tai bet koks skausmas, kokį jūs patiriate, nesvarbu, ar tai būtų sąnarių skausmas, ar tai būtų galvos skausmas, ar tai būtų mėnesinis skausmas, dažniausiai tai rodo uždegiminius procesus. Ir dėl ko būtent jums vaistas ir padeda, nes steroidinis vaistas nuo uždegimo, taip, ten ibumetinas, ibuprofenas kaip pavyzdys, todėl nuima skausmą, taip, nes blokuoja uždegiminius receptorius. Bet jūsų atveju turėtumėt būtinai, taip, visą gyvenimą iš esmės taikyti savo dienoje, taip, dienos režime, kad tai būtų prieš uždegiminę mitybą, taip, ir turėtumėt peržvelgti, kaip atrodo jūsų ta šiandieninė mityba, ką jūs pusryčiam valgot, ką pietum, ką vakarieniai, kokie jūsų užkandžiai, taip, ar jūs geriat pakankamai skysčių. Visa tai galėtų jau sufleruoti, ar jūs savo mitybą sau padedat, ar jūs tiesiog bloginate tą situaciją visą. Ir apskritai gali kilti klausimas, taip, ar yra įmanoma šiai dienai užtikrinti tą visavertę, įvairią, subalansuotą mitybą. Ir čia jeigu labai neišsiplėsti, taip, apie tai, tiesiog ką savo praktikoje matau, į ką esu, taip, su kuo susiduriu. Be galo daug žmonių turi virškinimo problemų. Labai daug žmonių turi problemų su skrandžio rūgštingumu. Nemažai žmonių turi vidurių užkietėjimą ar blogųjų apskritai bakterijų išvešėjimą plonajam žarnyne ar disbiozę, taip. Tai kadangi nemažai žmonių turi virškinimo problemų, tai tą mitybą vėlgi, taip mes galim maitintis labai gerai, bet jeigu mūsų virškimo veikla yra sutrikus, tai mes galim žymiai prašiau įsisavinti tas maistinės medžiagas, taip. Tai ne visada viskas yra absorbuojama įsisavinimą, tai, ką jūs suvalgot. Kitas dalykas, dar genetiškai gali būti tam tikrų vitaminų, mineralų poreikis, ypatingai kas liečia B12, B9 vitaminus, B grupės, taip, arba vitamino D poreikis gali būti ir genetiškai jums didesnis, kaip pavyzdys. Taip, tai gal į tuos dalykus labiausiai atkreipčiau dėmesį ir irgi ką noriu parodyti jum, kad net vienos maistinės medžiagos didžiulis trūkumas gali sukelti labai rimtas sveikatos problemas. Tai kaip pavyzdys čia mes matom didžiulį vitamino D trūkumą, nuo kurio būdavo vaikam rachitai, taip, arba dėl vitamino C didžiulio trūkumo skorbutas būdavo. Taip, šitie paveikslėliai irgi mūsų kūnas labai su mumis šneka per simptomatiką ir siunčia taip tam tikrus ženklus, kad mes atkreiptume ir kad imtumės veiksmų. Problema yra ta, kad mus nelabai moko, kaip suprasti savo organizmą ir kaip padėti jam, taip. Tai va, pavyzdžiui, žydintys nagai dažnai gali rodyti cinko trūkumą. Viščiuko ta oda, žąsies oda, kitaip matom ant rankų, taip, ties spuogeliai viršutinės ranko dalies gali rodyti vitamino A, omega poreikį, gerųjų riebalų rūgščių, taip. Sausi, trūkinėjantis kulnai irgi gali rodyti gerųjų riebalų rūgščių omega 3 trūkumą. Trūkinėjantis lūpų kampučiai gali būti dėl B grupės vitaminų trūkumo, dėl geležies trūkumo, taip. Tai dėl ko dar gali atsirasti tas maistinių medžiagų trūkumas, tai ne tik dėl to, kad mes neužtikrinam per mitybą maistinių medžiagų, ar kad mūsų, tarkim, virškimo veikla sutrikus. Kitas toksai dažna priežastis gali būti tam tikrų vaistų vartojimas. Taip, nes kiekvienas vaistas, dėl ko jis ir turi šalutinius poveikius dažnu atveju, nes jis arba padidina tam tikrų maistinių medžiagų poreikį, taip, arba, tarkim, nežinau, šalina tam tikras maistinės medžiagas, kur jum tų vitaminų, mineralų, kaip pavyzdys, gali pradėti trūkti, vartojant tam tikrą vaistą. Ir
be abejo, kiekvienos maistinės medžiagos trūkumas, jisai pasireiškia per simptomatiką, tik mes dažnu atveju nesuprantam, nežinom taip, kad tai yra būtent dėl tam tikros maistinės medžiagos trūkumo. Tai kaip pavyzdį čia norėjau įdėti, pavyzdžiui, cholesterolį mažintis vaistai, taip gali šalinti, gali pradėti trūkti jum vartojant juos cinko, seleno, omega 3, bet labiausiai atkreipčiau dėmesį dėl kofermento Q10, nes vartojant šitos vaistus blokuojamas kofermento Q10 gamyba, kaip pavyzdys taip. Ir jeigu kofermento Q10 pradeda trūkti, gali pakilti cukrus, gali kraujo spaudimas kilti, gali cholesterolis pakilti, raumenų skausmai atsirasti, parodontozė, taip, dantenos kraujuotė, su širdim problemos būti, širdies nepakankamumas. Tai daug problemų gali būti vien dėl to, kad trūksta tam tikros medžiagos stipriai. Tai kalbant apie maistinių medžiagų trūkumą arba kokios maistinės medžiagos būtų svarbiausios turint Bechterevo ligą, aš didžiausią dėmesį kreipčiau ir užtikrinčiau toks kaip pagrindas, nuo ko reikėtų atsispirti, tai vitaminas D, omega 3, kurkuminas ir magnis. Ir dabar pradedant dėl vitamino D. Taip, vitaminas D tai yra, aš kaip sakau, pats svarbiausias vitaminas, ką reikia užtikrinti su bet kokia autoimuninė liga. Ir mes jį vadinam vitaminu, bet iš esmės jis net ne kaip vitaminas, jis daugiau veikia kaip hormonas. Ir vitaminas D, jisai moduliuoja imuninę sistemą, todėl jis kritiškai svarbus tiek palaikyti imuninę sistemą tinkamą, tiek išvengti onkologinių ligų, tiek valdyti autoimuninės ligas. Taip, tai turint autoimuninę ligą, jūs privalote užtikrinti, kad jums niekada netrūktų vitamino D ir kad jisai būtų optimalus. Taip, tai jeigu mes imam, tarkim, normos ribą, kaip pavyzdys nuo 75 iki 250 nanomolių litre, skirtingos laboratorijos, skirtingas imtis ima, tai čia reikėtų kiekvienu atveju žiūrėti, bet tarkim, jeigu imtume tokią ribą, tai pas jūs turėtų būti apie 160, taip. Tai kitaip tariant, jeigu pakankamumo riba yra, tai pas jūs turėtų būti per vidurį pakankamumo vitaminas D, kad jau būtų optimalus kiekis, taip. Ir be abejo, čia ir jūs rasite tikrai, jeigu skaitote anglų kalbą, galite rasti daug tyrimų parodančių vitamino D sąsają taip, su ankiloziniu spondilitu, Bechterevo ta jūsų liga, taip. Ir vitaminas D svarbus ir kaulų sveikatai, ir ligos aktyvumo valdymui. Taip, todėl uždegiminių procesų mažinimui, taip, jis labai svarbus. Va, pavyzdžiui, netgi, ką rodo tam tikri tyrimai, kad vitaminas D pakankamas jo kiekis, taip, gali mažinti C reaktyvųjį baltymą, tai yra vieną iš uždegiminių rodiklių, taip. Tai gali kilti jums klausimas, dabar kalbant apie vitaminą D, taip, kadangi jisai saulės vitaminas, tai ar užtenka pabūti saulė ten 10 minučių, taip. Tai čia yra tokia lentelė, kuri rodo, kiek jūs turėtumėt būti saulėje ir kiek turėtų kūno būti atidengto, kad jūs pasigamintumėte to pakankamo kiekio. Tai pavyzdžiui, čia aišku įmamos labai saulėtos šalys, tai tarkim, jeigu San Diegą mes imame ir vidury dienos, kada pati kaitriausia iš esmės saulė, tai jeigu tik yra, jeigu jauną žmogų mes imam, taip, tai ir tik tai rankos ir veidas yra, rankos plaštakos turiuomenį, ir veidas atviri saulė, tai turėtų vaikas būti 42 minutės, taip, ir jeigu jisai iš esmės gulėtų, taip, kad galėtų tą saulės apšviesti visiškai. O jeigu vyresnis žmogus, jisai turėtų taip pat tik jeigu rankos ir veidas ir gulimoj pozicijoje, taip, tai jau žymiai ilgesnio to laiko reikėtų. Tai kaip pavyzdys, galėtų būti netgi daugiau nei valanda.
Tai toliau žiūrint, tai pavyzdžiui, jeigu e, vyresnio amžiaus žmogus stovima pozicija, taip jo yra ir tik tai plaštakos ir veidas atviri saulė, tai jisai 504 minutės turėtų būti, kad pasigamintų pakankamo kiekio. Tai yra sudėtinga, tai pasigaminti iš saulės, nes reikėtų mum būt tikrai ilgiau negu 10 minučių. Ir kitas dalykas dar turėtų būti, kad jūs pasigamintumėte iš saulės pakankamo kiekio, turėtumėt nebūti prisitepę kremais nuo saulės, kurie blokuoja ultravioletą B reikalingą vitamino D gamybai. Taip, lygiai taip pat, kad iš to ultravioleto B jūs pasigamintumėt vitaminą D, pas jūs turi veikti tiek kepenys, tiek inkstai labai gerai, neturi būti ten kepenų cirozės, kepenų fermentai padidėję, kepenys aprebėjusios arba inkstų policistozė ir panašiai. Jeigu turit problemų su kepenim ir inkstais, gali žymiai sunkiau būti pasigaminti tą vitaminą D, bet jeigu, tarkim, jūsų taip kūnas yra labiau atviras, tarkim, su maudymėliu jūs esate, taip, tai jeigu tai kalbam apie jauną žmogų, vaiką, taip 7 minučių galėtų užtekti per dieną, jeigu jisai guli, taip, jeigu jisai stovi, tas jaunas žmogus, tai pusvalandžio reikėtų, o jeigu kalbam apie vyresnį žmogų, tai galėtų reikėti va saulėje pabūti beveik 1,5 valandos, taip, kad kūnas beveik visas tai būtų be drabužių, kad jūs pasigamintumėt pakankamą tą kiekį. Kitas dalykas, jeigu tarkim, kalbant apie vitaminą D, jeigu pas jūs, jeigu jūs vartojat papildus, kaip pavyzdys, į ką atkreipčiau dėmesį, kad vitaminas D įsisavintų, turi magnio netrūkti, tai jeigu jums trūksta magnio, vitaminas D gali prašiau įsisavinti. Lygiai taip pat, jeigu, tarkim, pas jūs mityboje yra mažai labai riebalų, arba jūs tos riebalus labai blogai įsisavinat. Kaip pavyzdys dėl to, kad pašalinta tulžies pūslė, taip. Ir riebalų trūkumas arba prastas įsisavinimas, kadangi vitaminas D tirpus riebaluose, tai gali tada irgi turėti įtakos vitaminui D, taip jo įsisavinimui. Va būna žmonės sako, aš geriu vitamino D papildus, bet aš niekaip neatsistatau. Taip. Tai tada, jeigu žmogus geria papildus ir niekaip nepakyla rodiklis kraujo, taip, tai čia reikėtų tada žiūrėti, kokią dozę žmogus geria vitamino D, ar pakankamai riebalų mityboje, ar tie riebalai gerai suvirškinami, taip, ar vitaminas D vartojimas, jeigu kaip papildas su maistu, galbūt va tie tokie dalykai būtų svarbiausia, taip, į ką aš kreipčiau dėmesį. Tai aišku, jeigu dabar būnat saulėje ir pakankamo vasarą laiko, taip, ir esat pasidarę, va dabar ne per seniausią tyrimą vitamino D ir nėra trūkumo vitamino D, tai jūs per vasarą galit vitamino D kaip papildo nevartoti ir tada jau rugsėjį pasidaryti vitamino D tyrimą ir pažiūrėti, kokia situacija. Tikrai nemažai žmonių turi pradėti vitaminą D vartoti labai anksti, net nuo rudenio. Taip, žiemos metu dažniausiai mes visi turim vartoti vitaminą D, o dėl pavasario, tada jau mes po žiemos, kai vartojam vitaminą D, padarom po žiemos, tarkim, geriam vitaminą D gruodį, sausį, vasarį, kovo mes jo nevartojam ir tada balandžio pradžioj pasidarom vitamino D tyrimą, pasižiūrim, ar mes atsistatėm. Taip, tikrai turiu ne vieną atvejį praktikoje, kai vartoju vitaminą D ir iš didžiulės, tarkim, stokos pereina į nepakankamumą, bet optimalaus vitamino D taip ir nepasiekia. Tai su vitaminu D tiesiog noriu ištransliuoti, kad jo tyrimui nepagailėtumėt pinigų ir porą kartų per metus pasidarytumėt rudenį, pavasarį, taip, kad jūs palaikytumėt visada jo pakankamą kiekį, kad jo jums niekada netrūktų, tas autoimuniniam ligom yra labai labai svarbus.
Dabar kalbant apie magnį, taip irgi magnis čia su Bechterevo liga, vienas iš tyrimų, kur ką parodė, taip, kad dauguma Bechterevo liga sergančių žmonių turi reikšmingą magnio trūkumą ir kad magnis reikalingas palaikyti taip tinkamai kaulų būklei. Dabar dėl magnio, ką aš atkreipčiau irgi dėmesį, dėl ko labai dažnai magnio trūkumas nediagnozuojamas iš serumo, iš tyrimo, jeigu mes daromės, nes serume magnis neatspindi mūsų organizme tą tarpląstelinio lygmens, taip, nes magnio 99% visame kūne esančio magnio yra tarpląsteliniam tam audiny, bet labai mažai jo yra serume, kraujyje, taip. Tai va dabar, ką tu nori pasakyti, jums, tarkim, gali pradėti traukti mėšlungis, koja, jūs pasidarysit kraujo tyrimą magnio ir greičiausiai jums nerodys, kad magnio trūksta. Arba jums, tarkim, gali būti akies tikas. Taip, jums pradeda trūkti magnio, akis trūkčia, bet jums pasidarysit kraujo tyrimą, irgi greičiausiai nerodys trūkumo. Tai dėl to, nors pradėsit vartoti magnį ir viskas praeis jums, taip, simptomatika. Tai dėl to aš ką rekomenduoju, kad dėl magnio spręstumėt pagal simptomatiką. Jeigu magnio trūksta, kas vyksta, tai gali būti mėšlungis, akies tikas, gali kraujo spaudimas didesnis būt, gali vidurių užkietėjimas būt, problemos su miegu, taip. Tai jeigu turi tokią simptomatiką, aš tikrai greičiausiai traukinėčiau magnį papildų formą arba galima irgi magnį darytis magnio druskų vones. Tai kitaip Epsom druskas, tai porą padelių įsipilti į vonę ir pagulėti tokioj vonioj, tai magnis parodo labai gerai įsisavinamas yra. Tai vitaminas D, magnis turėtų jūsų atveju būti užtikrinami. Kitas kritiškai svarbus dalykas, kad jūs vartotumėt žuvies taukus, omega 3. Iš esmės šiai dienai tikriausiai omega 3 mes visi turėtume vartoti, nes omega 6 mes gaunam labai iš daug kur, o mes žinom, kad omega 3 su 6 tas santykis yra labai svarbus, norint palaikyti tinkamus uždegiminius procesus, tai yra, kad nevyktų lėtiniai uždegimai organizme. O jūsų atveju mes, turint Bechterevo ligą, mes visada norim uždegimą slopinti, mažinti, tai žuvies taukai, omega 3 tikrai prie to labai stipriai prisideda. Taip, tai užtikrinti pakankamą žuvies vartojimą ir per žuvies vartojimą, kad gauti pakankamą omega 3 ganėtinai sudėtinga šiai dienai. Dėl ko? Nes žuvies kokybė labai prasta. Aišku, dabar atsiranda, tarkim, kai fish ar fish, galvoju dabar, yra toksai puslapis, taip, kur ir ne tik jie, bet vienas iš, kur kokybiškesnė žuvimi prekiauja, kur galit gauti laukinės žuvies, taip. Tai omega 3 aš užtikrinčiau, kad jūs vartotumėt ir dažnu atveju reikia tokios didesnės dozės omega 3, 1 gramo ir daugiau. Tai yra EPR plus DHR sudėjus, kad būtų bent 1 gramas, kad mes kažkokį bent jau poveikį turėtume, taip. Ir aš dažniausiai, jeigu kalbant apie žuvies taukus, omega 3, taip, tai aš perkant papildus noriu, kad būtų tik omega 3, kad nebūtų omega 3, 6, 9, taip, nes omega 6 mes ir taip gauname iš labai daug produktų įvairių, ką mes vartojame. Tai irgi čia tų tyrimų, kas liečia Bechterevo ligą ir omega 3 vartojimą, yra tikrai nemažai. Čia vienas iš jų, kur parodė, kad ligos aktyvumą mažino. Taip, tai tikrai yra labai svarbi maistinė medžiaga.
Ir dėl omega-3, va čia matot cholesterolio rodiklius, vieną iš mano klientų. Ir tiesiog, ką jo norėjau parodyti, kad kaip galima dar matyti taip tą poreikį iš lipidogramos, tai DTL, didelio tankio proteinai, tas vadinamas gerasis cholesterolis, turi nebūti per žemas ir dažnu atveju jis tikrai pas daug ką būna ganėtinai žemas. Taip, tai man, kaip jis yra per žemas šitas rodiklis, aš įtariu gerųjų riebalų rūgščių trūkumą, omega-3 trūkumą, tada aišku, klausinėjau kitos simptomatikos, ar tarkim nėra labai sausa oda, kaip su atmintim ir panašiai. Taip, tai čia tiesiog galėtų būti vienas iš tokių, kaip jums spręsti, taip, būdų, ar netrūksta, bet iš esmės aš dažniausia, ką aš sakau, taip, kad žuvies taukus mes realiai turėtume vartoti visi, beveik visus metus, be pertraukų, taip, ten galbūt su minimaliom pertraukom. Tai dėl uždegiminių rodiklių pačių įvertinimui aš dažniausiai naudoju šituos du, tai didelio jautrumo CRB, C-reaktyvusis baltymas ir ericitų nusidėjimo greitis. Tai CRB didelio jautrumo turėtų būti mažiau negu 1, jeigu optimalus rodiklis žiūrėt, o eritrocitų nusidėjimo greitis, taip, kad normos ribose būtų, idealus būna iki 10, bet jeigu būtų ir aukštesnis, svarbu, kad normos ribose jisai būtų, taip. Tai jeigu vyktų uždegiminiai procesai, būtų išreikšti, aš netgi omega-3 dozę greičiausia rekomenduočiau didinti, bet aišku, turite tarti su jūs gydančiais gydytojais. Tiesiog čia mano tokio visiškai rekomendacinio pobūdžio taip yra ir dėl visų dalykų, ką aš jums sakau, tiesiog noriu ištransliuoti irgi taip, kad jūs turite tartis su jūs gydančiu gydytoju. Dėl kurkumino. Kurkuminas yra vienas iš tų, kur beprotiškai daug tyrimų apie jį yra padaryta su įvairiais sutrikimais, įvairiomis ligomis, su įvairiom autoimuniniam ligom, su įvairiom onkologiniam ligom. Ir jis be galo stipriai mažina uždegiminius procesus, dėl ko aš matyčiau labai didžiulę naudą jūsų atveju jį įtraukinėti. Taip, ir čia irgi vienas iš tyrimų, kur buvo atlikta metaanalizė su autoimuniniam ligom ir kurkumino taip vartojimu. Čia kitas tyrimas, taip, kur būtent rodo kurkumino naudojimą jūsų Bechterevo konkrečiai liga, taip, ir kur buvo pasiekta gerų rezultatų, taip. Tai iš maistinių medžiagų, aišku, jų gali kiekvienam trūkti skirtingų, kitam gali dar trūkti ir cinko, gali trūkti ir B grupės vitaminų, gali trūkti ir geležies, taip. Tai čia jau reikėtų kiekvienu atveju labai žiūrėti į tą situaciją, bet ką tikrai kiekvienas sergantis šią ligą turėtų užtikrinti, tai kad tikrai netrūktų vitamino D, omega-3, magnio. Taip, ir kurkuminas būtų labai naudingas taip pat, bet jeigu neišeitų jo vartoti, neišeitų, jūs galite tiesiog kaip prieskonį jį tada daugiau įtraukinėti, jeigu kaip papildo neišeina, taip, bet bent jau tuos tris maistinės medžiagas aš būtinai užtikrinčiau, taip. Toliau kalbant apie mitybą, irgi tai yra be galo svarbu ir ta mityba turėtų būti prieš uždegiminę, taip, kad mažintų uždegimą, o kai mes mažinam uždegimą, mažėja skausmas, apskritai gerėja savijauta žmogaus. Tai iš esmės vienas iš pagrindinių dalykų, kad jūs rinktumėtės kuo natūralesnį, kuo mažiau perdirbtą maistą ir būtų idealu, jeigu gamintumėtės namuose, nes tada žinotumėt, ką jūs dedat, kokius prieskonius, ar nepridėta ten glutamato, nepridėta saldiklių, dažiklių ir panašiai, taip jūs galėtumėt kontroliuoti visą tą situaciją, kas įdedama yra į maistą jūsų. Tai čia yra ne maistas, čia skatina šitie produktai labai labai didžiulį uždegimą, to tikriausiai net nereikia ir sakyti, taip. Tai dabar jeigu
akcentuoti daugiau taip, koks tas maistas, kas skatina tą uždegimą labiausia, tai be abejo cukraus produktai, daug cukraus turintis maistas, tai saldainiai, šokoladai, pyragai, tortai ir panašiai. Iš tikrųjų, turėtume skaityti etiketes, į labai daug produktų dedama papildomai cukraus, kur net atrodytų, kad neturėtų būti, tarkim, vytintoje mėsoje įvairius gliukozės sirupai ir panašiai, gali būti rūkytoj taip, mėsoje, duonoje ir panašiai, jogurtuose, taip, jeigu su skoniu yra. Tai reikia kuo įmanoma mažiau, kad būtų pridėtinio cukraus, kuo įmanoma mažiau perdirbtų angliavandenių, tai būtų ten įvairius makaronai, tarkim, balta duona ir panašiai. Transriebalai, tai tie hidrinti riebalai, ką irgi reikėtų žiūrėti, kai būna parašyta tai pakuotėse pusiau kietintas aliejus, visiškai kietintas arba pusiau hidrintas, visiškai hidrintas aliejus. Tai jeigu tose produktuose yra hidrintų riebalų, tai jų tų produktų negalimėtų vartoti, nes tai labai kelia stipriai uždegimą. Dėl raudonos mėsos visur, gal taip negalim išreikšti, daug kur rašo taip, kad vengti raudonos mėsos, kad kelia uždegimą. Iš esmės, aš čia labiau akcentuočiau net ne pačią raudoną mėsą, aš ją dažnai įtraukiu savo klientam, bet aš akcentuočiau mėsos kokybę. Tarkim, ta pati paukštiena, vištiena, omega 3 su 6 santykiai gali turėti labai labai prastą ir žymiai prastesnį negu žalia mitusių gyvūnų jautiena, kaip pavyzdys bus taip. Tai dėl to aš kreipiu dėmesį, svarbiausia man yra ne tai, kad raudona mėsa, bet svarbiausia yra, ar gyvūnas negavo antibiotikų, ar gyvūnas nebuvo šertas grūdais. Jeigu gyvūnas buvo tik žalia maitinosi, taip, ir negavo jokių antibiotikų, tai aš nematyčiau problemos tokios mėsos įtraukimui į racioną. Priešingų atveju reikėtų jas riboti. Pieno produktai gali labai labai stipriai kelti uždegiminius procesus, nes daug žmonių netoleruoja pieno ir pieno produktų, taip, tai patį pieną aš tikrai braukčiau. Dėl įvairių raugintų pieno produktų reikėtų žiūrėti, kaip jūs juos toleruojat. Ir čia neužtenka pasakyti, aš žinokit gerai toleruoju. Taip, nes jeigu jūs niekada nebuvot išbraukę iš mitybos pieno produktų, tai jūs galit net nežinot, kad jų netoleruojat. Dėl ko? Nes alergija pasireiškia labai greitai. Netoleravimas gali pasireikšti per kelias dienas, nebūtinai iš karto. Tarkim, jūs galite šiandien suvalgyti kažką iš pieno produktų ir jums gali po 2 dienų prasidėti galvos skausmas. Ir labai mažai tikėtina, kad jūs suvesit, kad tai yra nuo pieno produktų vartojimo. Taip? Tai dėl to, kokia yra dažnai, taip, tarkim, rekomendacija, jeigu jūs norėtumėte įsitikinti, tai yra keletą būdų. Vienas, jūs išbraukėt visus pieno produktus bent 2 savaitėm ir paskui įvedinėjat ir žiūrite, kaip jūs reaguojate, kaip jūsų organizmas reaguoja, ar nėra galvos skausmo, ar nesikaupia gleivės, ar nėra viduriavimo, vidurių užkietėjimo ir panašiai. Arba, aišku, netoleravimo testas maisto, kur irgi galėtų parodyti, bet prieš darantis netoleravimo testą, tada tie pieno produktai turėtų būti vartojami. Negali daryti taip, kad jūs, pavyzdžiui, mėnesį laiko nevartojat pieno produktų ir pasidarot netoleravimo tyrimą, taip, ir žiūrit, ar jūs toleruojat ar netoleruojat produktus tuos. Tai prieš tą netoleravimo tyrimą turi būti vartojami produktai visi iš esmės. Glitimas, čia taip kaip ir rašyta, kai kuriems žmonėms kelia uždegimą. Iš esmės, aš absoliučiai visiems savo klientam, kas turi bet kokią autoimuninę ligą, išbraukiau glitimo produktus visiems. Taip, nes glitimas tai yra baltymas esantis kviečiuose, rūgėse, miežiuose, speltoj, kamute. Taip, jisai yra labai sunkiai virškinimą žarnyno ir jeigu mes norim sugydyti žarnyną, taip, tai sugydyti žarnyną ne
neišbraukus glitimo turinčių produktų tampa neįmanoma. Tai dėl to aš praktiškai visiems, kas turi autoimuninę ligą, ir išbraukiu juos. Ir rekomenduoju tą daryti ne tai, kad mėnesių dviem ir viskas, ir jeigu nėra pagerėjimo toliau vartojama, aš iš esmės rekomenduoju jau, kad tai taptų tokiu gyvenimo būdu, kaip jūs nebevartojat glitimo. Taip. Dėl cukraus, tiek to cukraus yra daug, per daug, tai čia matot, kad nedaugiau, kaip iš esmės geriausia būtų 25 gramai, tai apie 6 šaukštelius per dieną to pridėtinio, taip. Tai tą labai labai lengva pasiekti ir daugelis mūsų tikrai viršijam, nes praktiškai beveik visas mūsų suvartojamas tas cukrus yra paslėptas, taip. Ir dėl to, jeigu mes neskaitome etikečių, mes galim net nevalgyti saldumynų ar net nesidėti į kavą, arbatą, gėrimus cukraus, jeigu mes vartojam daug tokių pirktinių produktų iš parduotuvės, taip, tai tikrai jūs net nebejoju, kad suvartojat nemažą kiekį, taip, cukraus. Ir man labai patiko kardiologas Asim Malhotra iš Didžiosios Britanijos, kuris sako, kad mes turėtume pradėti žiūrėti į cukrų, į jo daromą žalą, bent jau kaip į tabaką. Taip, kad ta žala nėra mažesnė. Aišku, dabar aš gal labai nesiplėsiu tai, ką daro tas cukrus, taip, bet man tos daugelis mūsų supranta, kokią neigiamą žalą tai gali turėti, pradedant tuo taip, kad kelia uždegimus ir baigiant tuo, kad gali grybelis išvešėti, kad dantų problemos, kariesai, kad silpna imuninė sistema ir panašiai, taip. Tai dabar kas labiausia malšina uždegimą, tai daržovės be abejo, iš vaisių uogos aš labiausia taip kreipčiau dėmesį, prieskoniai ir žolelės, taip kuo daugiau įvairių prieskonių, dėl riešutų ir sėklų reikėtų žiūrėti, ar toleruojat, nes ne visi gali vartoti. Daigai irgi taip įvairūs galėtų būti fermentuoti produktai, bet iš fermentuotų produktų aš labiausia kreipčiau dėmesį į raugintas daržoves, kakava, šokoladas, tai riebi žuvis. Ir turėtumėt vartoti minimum 5 porcijas daržovių ir kuo įvairesnės. Ir tą porciją, ką turėtumėt omeny, kad tai nėra lėkštė. Taip, viena porcija daržovių, tai pavyzdžiui, jeigu žiūrėt salotas, tai būtų 1 puodelis saloto. Jeigu ten imti virtas daržoves, tai pusė puodelio virtų daržovių, 1 didelis agurkas, taip būtų 1 porcija, svogūnas būtų porcija, taip. Tai tikrai įmanoma netgi su vienu patiekalu gauti 3 porcijas, bet jau tą reikia daryti sąmoningai, taip. Ir kam to reikia, tai mažina, kam tų daržovių reikia, labai mažina stipriai uždegimus, mažina spaudimą, padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje, stiprina imuninę sistemą ir panašiai. Taip. Dabar renkantis angliavandenius, į kokį dėmesį taip kreipti, tai kad angliavandeniai realiai, aš iš esmės siūlau visada savo klientam, kad angliavandeniai jų būtų ne kruopos, o daržovės. Taip, kad pavyzdžiui vietoj ryžių prie mėsos ar žuvies susitarkuotų žiedinį kopūstą ir pasikeptų ar ten pasitraškintų, taip, vietoj makaronų, cukinijos makaronus pasidarytų, vietoj krakmolingos bulvės, taip, kad tai būtų žiedinio kopūsto su brokoliu, pavyzdžiui, košė, taip, su malta, sutrinta, atsiprašau. Taip, tai iš esmės tie angliavandeniai, ką aš labai stipriai rekomenduoju, kad būtent būtų gaunami iš kuo daugiau ir kuo įvairesnių daržovių. Dėl baltymų didžiausias akcentas būtų, kad tai būtų kokybė, taip, į baltymų kokybę kreipti dėmesį, kad tai žolė mitusi gyvulių mėsa, kad ekologiška, be hormonų, taip, tas tampa labai labai svarbu. Ir dėl riebalų aš didžiausią dėmesį skirčiau, kad jūs gautumėt
kuo daugiau omega 3 iš riebalų, taip, mononesočiųjų riebalų rūgščių. Tai pavyzdžiui, kad vartotumėt ypač tyrą nerafinuotą alyvuogių aliejų, alyvuogės, avokado aliejų, taip, kad šitų riebalų būtų daugiau. Saulėgrąžų rapsų aliejų rekomenduočiau išbraukti, jie turi nemažai omega 6, kelia uždegiminius procesus. Taip, tai mano rekomendacija būtų vartoti kitokius aliejus. Taip, čia vėlgi rodo, kad yra didžiulis skirtumas, taip, jeigu šeriami grūdais ir šeriami žalia gyvūnai, kad omega 3 su 6 tas santykis labai stipriai skiriasi ir tarkim grūdai šeriama mėsa skatins jums grūdai šeriamas gyvūnas ir iš jo gauta ta mėsa vartojama jūsų bus skatinti uždegimą, bet jeigu gyvulys valgė tik žolę, taip tai bus uždegimą, tas omega 6 trim santykis toks, kad uždegimas slopins. Čia anglų tai kalba sudėta, bet surašyta taip, iš kur jūs omega 9, omega 6 galit gauti, omega 3 šaltiniai kokie yra. Tai jeigu tai pasižiūrėti, ką jum reikėtų valgyti, kaip atrodyti turėtų tą piramidę jūsų, tai aišku, tą tikrą natūralų, kuo mažiau apdorotą maistą jūs turėtumėt valgyti, taip. Tai kad kuo mažiau būtų ingredientų, jeigu jūs paėmat, kaip aš vaikus taip mokau mokyklose, sakau, idealiausia, kad tai būtų produktas, kurį jūs vartojate iš vieno ingrediento, ten obuolys, kriaušė, bananas, taip, jeigu jūs užkančiam perkat, ar ten jūs nusiperkat mėsą, taip ir jūs suprantat, jūs žinot, ką jūs valgot, bet kai būna, mes nusiperkam tortą ir atspausdina, tarkim, nežinau, bet kokiam didžiuliam prekybos centre yra atspausdinta etiketė su, nežinau, krūva ingredientų, kurių jūs net nesuprantat, kas ten parašyta, taip. Tai nėra, reikia turėti omeny, kad tai nėra maistas ir nėra toksai maistas, kuris jums padėtų gijimui. Tai į tą atkreipčiau dėmesį, aišku, kad dėl daržovių jau minėjau, taip, kad jų reikėtų kuo daugiau. Dabar dėl vaisių, iš vaisių labiausia aš akcentuočiau taip uogas, kurios turi mažiausią glikeminį indeksą, ypatingai mūsų dabar laikotarpiu, taip, kas būtų naudinga mūsų šalyje, taip, vasaros periodas yra, kaip mes galim šilauogių gauti daug, trešnių, žemuogių, aviečių, taip, tai į tą reikėtų akcentuoti, galite užsišaldyti, pasinaudoti serbentai, taip, juodieji serbentai turi labai daug vitamino C, kas jums irgi labai naudinga būtų. Tai į tai didelį dėmesį skirčiau irgi, mes kaip kalbėjome apie baltymus, taip jau minėjau apie kokybę, jeigu kiaušiniai, tai kad laisvė augančio, ypač tyrą alyvuogių aliejų, taip įtraukti. Tai čia daugiau tokia ta piramidė, daugiau ketogeninės mitybos principo, bet jūs galėtume taip prisiderinti prie savo jau poreikių individualiai. Čia truputėlį reikėtų jūsų atveju pakoreguoti šitą lėkštę, nes šakniavaisių jūs turėtumėte, aš jau paskui skaidrėse jums jau kitą paveiksliuką esu įdėjus, tai šakniavaisiai krakmolingi jums nėra naudingi ir ten morkų, burokėlių, bulvių, kas turi daugiau krakmolo, jums reikėtų riboti. Taip, visa kita jum tinka, kas čia surašyta, tai aš nesikartosiu dėl patarimų, jūs galite perskaityti ir prisitaikyti. Taip pat būtų naudingi trumpalaikiai kasdieniai badavimai. Tai 13 valandų, 12-13 valandų badavimas nuo vakarienės iki pusryčių, kuriuo metu jūs, tarkim, nieko nevalgot ir negeriat, išskyrus vandenį, žolelę arba tas dar kai kuriais atvejais ir kava galima įtraukti, bet be cukraus, be pieno, be medaus, be jokių saldiklių, taip. Tai tas 12-13 valandų
palikimas tarpas nuo vakarienės iki pusryčių, tarkim, jūs pavalgot vakarienę 7 ir pusryčiavot 8, taip, ryto, tai būtų labai naudingas organizmui valytis, taip, valymosi tokio autofagijos procesui aktyvuoti kitaip. Dabar buvo prašoma jūs irgi, kokius tyrimus rekomenduočiau atlikti, tai čia toksai gal pagrindiniai, jų visada galima daugiau ir aš dabar dar pamačiau, kad jums būtų gerai stebėti, kadangi jūs vaistus vartojat, jums būtų gerai stebėti ir kepenų fermentus. Tai aš tuo juos irgi paminėsiu, kokie tai būtų, bet šiaip bendras kraujas, cholesterolio rodikliai, didelio jautrumo CRB ir eritrocitų nusidėjimo greitis tam, kad mes uždegiminius procesus galėtume stebėti, geležies atsargos feritinas, vitaminas D, homocisteinas, jeigu jis yra padidėjęs, tai dažnai rodo B grupės vitaminų trūkumą, dimerai fibrinogenas, kas rodytų kraujo klampumą, tirštumą, ar gera pas jūs kraujo cirkuliacija, ar nesiformuoja krešuliukai, ir gliukozė, ir paskutinis hemoglobinas A1C, tai yra 3 mėnesių cukraus vidurkis, kur parodo, kaip jūs palaikot stabiliai cukraus kiekį kraujyje ir ar jūs ar pas jūs nėra per daug angliavandenių. Tai 3 mėnesių cukraus vidurkis turėtų būti maksimum iki 5,2, jeigu žiūrint optimalų, taip, jeigu jau yra 5,4 ir daugiau, nesvarbu, kad papuola į normos ribas, aš jau galvočiau, kad pas jūs yra tikrai per daug angliavandenių ir peržiūrėčiau jūsų mitybą. Homocisteino rodiklis idealiausia būtų iki 10, jau viskas, kas virš 10 galėtų rodyti, kad trūksta jums B grupės vitaminų, ypatingai B12, B9 arba B6. Dėl feritino geležies atsargų turėtų būti geležies atsargos tarp 35-75, bet iki 100. Taip, jeigu mažiau už 35 ir daugiau už 100 ir tokių atvejų man nepatinka, taip. Ir dar paminėjau jums dėl kepenų fermentų, tai yra ALT, AST, GGT ir ALP, tokie 4 rodikliai, kuriuos aš irgi jūsų atveju stebėčiau, nes jūs vartojat, dauguma jūsų vartojat vaistus, tai žiūrėti, ar kepenim nereikia pagalbos papildomos, taip. Ką galėtumėte, aišku, tų tyrimų dar galėtų būti daugiau ir dar išsamesnių čia pridėti, bet čia tokie galbūt būtų pagrindiniai. Ką žiūrėčiau, dar aišku, kretininą būtų galima įtraukti į inkstų veiklą, pasižiūrėti jūsų atveju. Čia galbūt nekomentuosiu labai plačiai savo, čia vieno iš kliento mano tyrimai, taip, ką aš tiesiog noriu tuo parodyti, kad būtina daryti kraujo tyrimus, kad jūs matytumėt, kas vyksta jūsų viduje. Nes daug dalykų mes galim nejausti, taip, ir pas šitą vyrą, pavyzdžiui, didelio jautrumo CRB 12, taip, kas turėtų būti iki 1, rodo didžiulius uždegiminius procesus. Homocisteinas per aukštas, kas B grupės vitaminų poreikį rodo ir didina homocisteinas, kaip yra aukštas, didina insulto infarkto riziką. Matom fibrinogenas, kraujas, kad tirštas klampus yra, taip. Matom eritrocitų nusidėjimo greitį aukštą, kas rodo uždegiminius procesus. Taip, tai mes tiesiog, kad galėtume ir va, iš čia galit matyti ALT, AST rodiklius, 2 iš kepenų fermentų, taip, čia dar turėtumėte įtraukti GGT ir ALP, dar papildomus 2.